Visiškai matosi, kad mažas klipukas, racionaliai yra išnaudota visa erdvė, mes matome ir pakeltas lysvės, už tokios metalinės senelės batutas, poilsio zona padaryta, visi augalai labai gerai parinkti. Dievinu, kad vokiečiai labai mėgsta naudoti špaleriuojamus arba koloninius vaismedžius. Yra parodyta, kaip kitaip galima padaryti tas pakeltas lysvės. Ant teraso, šalia namo, taip pat prie atsisėdimo vietų. Čia irgi labai gražus mažas sodelis sukurtas su visais pavėsio augalais. Žavitės zona padaryta netgi su LED apšvietimu. Labai daug irgi dėmesio yra skirta medžiagai, iš ko yra padaryti tie laiptai, trinkelės arba akmuo. Ir žinoma, planavimai. Tai yra sodo daržo planavimas, o jeigu jūs planuojate susikurti savo erdvę patys, kviečiu įsigyti mano mokymus apie tai, kaip susiplanuoti be klaidų savo sklypą, vadovaujantis vastų filosofijos, tam, kad mes pritrauktume gausą ir sėkmę į savo gyvenimą.